Evangelija pagal Morkų 10 skyrius. Jėzus, iškeliavęs iš ten, atvyksta į Judėją ir Užjordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spęsdami jam pinkles klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jėzus atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus pasakė, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, bet vienas kūnas. Tad ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką, o jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Žmonės jam nešė vaikelius, kad juos paliestų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nekliudykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ir jis laimino juos apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir sakė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? O Jėzus tarė, kodėl vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Įsakymus žinai, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. O tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė, vieno dalyko tau stinga. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. O Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius. Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tuomet Jėzus vėl jiems pasakė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo dar labiau priblokšti ir sakė, tai kas tada galės išsigelbėti? O Jėzus pažvelgė į juos ir pasakė, žmonėms tai neįmanoma, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tada Petras jam sakė, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. O Jėzus pasakė, iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar, šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, drauge su persekiojimais, o būsimame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Tačiau daugel pirmųjų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi.
Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus vis ėjo priekyje taip, kad mokiniai stebėjosi, o einantys iš paskos nerimavo. Vėl susišaukęs 12, Jėzus ėmė jiems sakyti, kas jo laukia. Štai keliaujame į Jeruzalę, ir Žmogaus Sūnus bus išduotas aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams, jie nuteis jį mirti ir atiduos pagonims, o šie išjuoks jį, apspjaudys, nuplaks ir nužudys. Bet po 3 dienų jis prisikels. Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus, Jokūbas ir Jonas ir sako, mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsiliepė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie pasakė, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, o kitam kairėje. Jėzus pasakė, patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Tie sako, galime. O Jėzus jiems pasakė, taurę, kurią aš geriu, tai jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę, 10 kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. O Jėzus pasišaukęs mokinius prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus jūsų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Taip jie ateina į Jerichą. O iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas Elgeta Bartimiejus, Timėjaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti, Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė, pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami, nenusimink, kelkis, jis tave šaukia. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. O Jėzus prabilo į jį, ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsiliepė, rabuni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.